Štai va taip atrodo žirniai. Čia yra pupos toliau, bet čia yra pakanalis pasėtas su žirniais, nes ten toliau yra laukas. Kągi, pradėsim, startuosim, nes praneša rytoj 60 mm pas mumis. Tai dabar žirniai stovintis, aišku, jie atsiguls. Tai va, kuliam žirnius. Žirniai tokie va pusiau pasivartę. Dūksta kaip pasiutė. Dalį lauko nupuliau. Sistema neaptiko kombainieriaus. Taip, byra į bunkeriuką. Šiaip drėgmė didoka yra biškį kažkokia apie 18-19, bet nu, negali laukti, nes ryt po ryt praneša liūtis. Tokio žirniai dabar jau kaip ir kuliami, o jeigu palauksi, tai tos šakės priplos jos ir pasibaigs viskas. Tai va. Kita pusė. Dar vienas kombainėlis važiuoja. Tukaniukas. Šita pusė šiek tiek prasčiau yra, nes paprasčiausiai į ten pagulė yra. Reikia ir su lenktuvais pasidarbuoti. Jie nėra visiškai status, bet nėra ir sugulę visiškai. Dulkių kamuoliai, visas peklinas, ne tik tai, kad kombainas, bet ir aš. Pagal prietaisus. Kitko nematau. Ten, kur pagulė, šiek tiek sudėtingiau. Sakykime, reikia ten ir su lenktuvais padirbėti. Bet taip visumoj žirniai gan gražus. Šiemet gal nėra labai ypatingas derlius. Dėl tų ypatingai karščių didelių, kaip pupos, taip ir žirniai šiek tiek mažiau užmezgė.
greitesnį, tai iš karto galima greičiau paspausti. Jo, ir taip. Gražiai, po biškį. Judam. Kaip jums sekasi žirniai? Ar jau nusikūlė žirnės? Čia tiek į buvo tų žirnių, o čia šalia pupos yra. Bet pupos dar grinai žalios, dar greit nebus. Manęs klausė, kažkas, nežinau, kaip jeigu žirnių su pupom pasėti. Tai o čia einu parodysiu trupučiuką, čia yra toksai kampelis, žirniai su pupom pasėti. Sako, susivienodina, bet kažkaip tai nemanau, kad susivienodina. Pupos žalios. Tik tiek, kad čia jos matau, kad neužmezgė. Kažkodėl tai. Šiaip taip pupos tokias va yra. Yra tų anksčiau užmėgsta, bet va kaip ir sakiau, kad nėra ypatingai daug. Jiems tos ankštys tokios. Ateis laikas ir pupom, aišku. Tai va. Ačiū labai, kad žiūrit. Iki sekančio susimatymo. Mano kombainėlis. Kūliam. Taigi, žirnius pabaigiam kult. Parvažiuoju į namus, žiūriu, kad aplinkui visur kulia. Nu, nelabai čia matosi per kamerą. Bet žiūriu, kad visi kult kviečias. Taigi, tai yra 22:20. Laikrodis rodo. Tai va, jau baigiu 50 tonų prikulti. Dar pavoksiu kažkiek tai kviečių iš gamtos, kaip sako. Tai va, toks tas ūkininko gyvenimas, kaip sakoma. Tu nežinai niekados, ką gamta iškrės tau. Tai va, tu turi taikytis prie gamtos, o ne gamta prie ūkininką. Tai va. Visiems gero žiūrėjimo. Ačiū labai, kad žiūrit. Ačiū labai, kad žiūrit mane, kad stebit, kad spaudžiat laikus. Ir iki sekančio filmuko. Ate. O aš dar trupučiuką pakulsiu. Nu, reikia prikulti tą priekabą, kai jau atvažiavo. Tai prikulkim. Čia mano Valhalas yra, tas, kur šalia rapso buvo, šalia liucernos.
Visą, aišku, nenupulsiu aš jo, bet nemažą dalį nupulsiu. Kažkiek. Tai va, jeigu kartais rytoj iš ryto dar lietaus nebus, tai rytoj iš ryto pavarysiu kažkiek, tai matyt. Šiek tiek tamsu, bet va kombaino ten tolumoje šviesikės, o visur šviečia, kombainai dirba. Pilnu tempu, rasos nėra. Esu, aš čia esu. O čia sakai, kad nėra man.